Sveiki žuklės broliai, praeitam video įmatė, tai Šamas pabėgo su mano vienintelė guma. O, eiktina! Kažkur nutrūko su gera guma, su viskuo. Tuo metu turėjau tik vieną tokį masalą, tai nusprendžiau šios klaidos nekartoti ir įsigijau daugiau. Važiuosim, bandysim revanšuotis ir prieš tai pasidarysim stingerių, tai tuo pačiu parodysiu ir jums, kaip gaminuosiu juos aš. Tai va, šį kartą įsigijau daugiau gumų. Praėjusį kartą dirbo šitas puikiai, kol Šamas jo nepasiėmė. Ir taip pat įsigijau keletą naujų modeliukų pabandyti. Pasižiūrėsim. Tai ką, bičiuliai, paimam pirmą masalą ir bandom jam padaryti stingerį. Tai iš pradžių pradėsim nuo spiralės, kuri įsisuka į gumą. Dar reikės žiedelių ir replyčių, kad žiedelius praskies, nes šitie žiedeliai tikrai tvirti. Ir rankom čia jų praktiškai nepraskiesi, tai reikia replyčių, žiklučių, kad būtų, matot, praskies būtų galima. Tai uždedu žiedelį. Uždėsim vieną suktuką. Tuomet uždėsim dar vieną žiedelį. Naudosiu trišakius. Vėl paėmiau BKK, visai patiko. Taip pat su smeigtukais, kad iškart įsismeigts. Jų yra privalumas, kad įsmeigi smeigtukus ir visi trys galai yra atviri. Padeda žuvį pasikirsti lengviau. Uždedam trišakį. Ir galim pasižiūrėti, kokiai vietoje jisai bus. Galiu įsukti, parodyti iš karto, kaip atrodys. Tai va, pirmasis trišakis bus šitaip. Galime jį ir įsmeigti. Atrodys tai va. Puikiai masalo kabliukas yra vienetukas numeris. Tai šitą masalui atrodo tikrai nei per didelis, nei per mažas. Pats tas. Galima pirmą netgi 1,0 dėti kabliuką, antras tai gal netgi ir mažesnis, tai tas vienetukas bus puikiai. Tai va taip va atrodo masaliukas, jau gerai matosi, o antrą kabliuką dėsim kažkur čionais. Labai į galą nededam, kad netrukdytų pačios uodegos darbo. Tai dabar padarysim ilgesnį kabliuką, uždėsim toliau. Turiu tokius suktukus 3 sujungtus, tai iš pradžių pabandysiu su jais, gal užteks man to ilgio. Jeigu neužteks, tada dėsim vėlutę. Ant to pačio žiedelio uždedam suktukus. Ir ant tų suktukų reikės dar vieno žiedelio. Va, uždėjom žiedelį ir dabar uždėsim dar vieną trišakį. Va, bičiuliai, dabar pasižiūrėsim, ar puikiai bus. Atrodo šitaip. Smeigiam vieną, smeigiam antrą. Va, bičiuliai, taip atrodo. Vienas kabliukas toliau nuo kito visai puikiai. Svarbiausia ne per toli, kad netrukdytų pačios uodegos darbui. Nu ką, ir atrodo super. Kabliukai išlindę pakankamai. Ir sakau, kaip įsismeigi, tada visas pilnas trišakis lieka atviras ir žuviai didesnis šansas užsikabinti. Nes jeigu naudojat tokius kabliukus, trišakius paprastus, tai tada arba smeigtuką dėdi, jeigu nori, kad visi trys būtų išlindę, bet tada jis kaba atviras. O jeigu įsmeigi, tada jau kaip dvišakis lieka. Galimi visi variantai, tai pamėginsim tiek vieną, tiek kitą pasidaryti. Tai va, pirmas variantas, jeigu gerai matosi, tai yra šitoks. Užteko man to ilgio, tai visai puikiai. Bičiuliai, vieną pagaminom. Būtinai reikia šitą spalvelę pasidaryti, nes man baisiai patiko. Čia yra ir įspėjimai, kai kurios gumos dažo. Agresyvesnė spalva, su kitom labai nesumaišyt. Gali nudažyti. Nu šitą tai super spalvelė. Ją būtinai reikia turėti ir daugiau Šamui neatiduosiu. Nu ją manau irgi taip pat pasidarysim.
Iškart jau viską atsimatavęs, tai iš karto dedu toliau suktukus, trišakius uždėsiu paskui. Netrukdytų, nes baisiai aštrus, tai lengva įsidurti. Sunkiausia būna tik vieną kartą pasidaryti, o paskui jeigu darai tom pačiom gumom, tas pats dydis, tai pagal pavyzdį daug paprasčiau būna. Tai va, iš karto susisukau tokią sistemėlę ir ant tų žiedelių uždėsiu po trišakį ir bus viskas. Nu va, bičiuliai, dar viena sistemėlė. Labai paprastai susiriša. Iš karto galim uždėti ant gumos. Paskui ant kitų gumų lengva persikeisti. Tiesiog tą spiralį išsuki ir viskas. Ir bandom. Na va, bičiuliai. Dar viena guma apkaustyta. Šiaip labai greitai apsikausta. Jeigu tiesiog uždedi šitos suktukus 3, tai vieną pabandysiu su galvakabliu pasidaryti. Dėsiu 8 gramus. Nu, taip atrodo su galvakabliu. Šiaip puikiai. Bet uždėsim dar vieną trišakį papildomą, čia ant galvakablio dedasi. Tai pasidarysim stingeriuką dar trumpą. Uždėsiu taip pat iškart žiedelį. Aišku, galima iškart stingerį rišti ant šitos kilputės, bet būna kartais nori pasikeisti. Kažkas nepatinka arba kartais reikia galbūt didesnio kabliuko. Galbūt perdėsi kitai gumai. Nu, įvairių situacijų būna. Uždedu žiedelį ir su žiedeliu bet kada galima pasikeisti. Toks žiedelis tikrai nėra silpnoji grandis, nes šitie žiedeliai laiko 36 kg, tai čia baisu. Čia yra baisu. Taip, uždėsim vielutę. Čia ganėtinai stora, bet nesiploninsiu. Nėra didelio tikslo. Tiesiog atsikerpu biškį didesnį atkarpą. Paimsim vamzdelių iš karto. Reikės keletą vamzdelių. Iš karto įkišu. Čia pasiėmiau 2, bet galima ir 1. Perkišam čionais. Dar kartą čionais. Vamzdelis šiek tiek didokas, tai dar kartą perkišim. Įkišau 2 kartą. Aišku, nebūtina čia, jeigu vamzdelis geras, tai susispaus, tada paimi replės, suspaudi, stengiasi per kelias skirtingas vietas, kad biškį geriau susispaustų. Čia manau 100 metų laikys. Paimu dar vieną vamzdelį, naudosiu žiedelį, nors nebūtina, galima iš karto dėti trišakį, bet aš pasidarysiu šitaip. Gal ateity norėsiu trišakį didesnį užsidėti, nereiks stingerio naujo. Tai iš karto galima plius minus atsimatuot, pasižiūrėti, kur bus. Šiuo atveju gal ir gerai. Čia pagal kiekvieno norus, pageidavimus atsimatuoji. Tai va čia bus trišakio pradžia, va čia kažkur bus trišakis. Turėtų būti super. Tai įkišiu dar kartą šitą. Paskui tą likusį galą tiesiog nusikirpsiu. Va, iškart galima suspausti, paskui nusikirpti. Iš visų jėgų nespaudžiam, kad nesulaužytų vamzdelio. Per ilgą galiuką tiesiog nusikerpam. Turim tokį stingeriuką. Dabar uždėsim trišakį. Na, bičiuliai, turim tokį pasidarę. Tai va, dabar pabandom uždėti trišakį. Maždaug taip, kaip ir norėjau. Tokį ilgį ir gavosi. Puikiai. Pasiliksim taip. Tai va, sakau, privalumas šitų trišakių, kad įsmeigi, laiko tikrai gerai. Ir visi 3 galai yra išlindę, lydeka, šamas, bet kas puola ir pasikabina. Jeigu trūksta svorio, visąlaik galima uždėti papildomai. Taip, dar tada pabandom apkaustyti tokią. Čia jau 18 didesnė biškį, ta 17 tos gumos buvo. Nesu turėjęs tokios formos, tai
išbandysim. Taip pat irgi pradedam nuo spiralės, kurią įsuksim, tai čia irgi, manau, užteks tiesiog žiedelio ir suktuko, nes forma pagrindė čionais eina stambesnė, tai toli kabliuko nedėsim, kad būtų čia ir čia, dėsim vieną čia arti, kitą čia toliau. Tai pilnai užteks tiesiog vieno suktuko. Suktukas toks didesnis, tai užtenka jo, susisukam tokią grandinėlę, spiralę, žiedelis, suktukas, žiedelis ir ant to žiedelio galima trišakį dėti. Galim įsisukti, pasimatuosim, kaip toli reikia kitą trišakio. Čia, manau, užteks man irgi 3 suktukų. Šitus tikriausiai iš Kinijos užsisakiau, nebepamenu, žinokit, jau kurį laiką aš jas turėjau. Guma nėra ilga, čia kad uodegos darbą netrukdyt. Tai aš manau, kad vieną čia dėsim, kitą čia, tai manau, kad irgi pilnai užteks. Na, bičiuliai, vėl tokią grandinėlę. Dabar galima sudėti trišakius. Tie irgi BKK, tik tai 1.0. Paprastas. Pabandysim tokius pagaminti. Nes čia guma šiek tiek didesnė, tai reikia ir kabliukų didesnių. Nu va, bus vienas čia, kitas čia. Galim pamėginti padaryti su smeigtukais. Dėsim keletą smeigtukų. Įdėjau po smeigtuką. Pamėginkime smeigti. Taip gavosi. Kaip vobleriukas. Trišakį kaba. Šitaip. Palaidė. Išbandysim. Jeigu nori, kad nesikabintų, tai va, galima šiek tiek smeigti. Bet šiuo atveju paliksim šitaip. Pasibandysim, kaip guma dirba, bet aš manau, kad dirbs super. Žiedelius naudojau 6 numerio. Kabliukai puikiai tiko 1 dydis. Kai kur uždėjau 1.0, bet kad nebūtų per dideli, tai vienetukas puikiai tiko joms. Toks 17-18 cm guminukai, tai pilnai užtenka vienetuko. Nu, ant tokio biškiau stambesnio, tai jau tikrai reikia biški didesnio 1.0. Puikiai pakanka. Nu, jeigu didesni guminukai, tai jau 2.0 reiktų dėti. Suktukus naudojau čia pas mane kinietiški, tai 3-4 dydis, stambesni, kad laikytų. Vielutę šį kartą panaudojau 0,54 mm. Turiu įvairių ir plonesnių, bet šį kartą uždėjau storesnę. Togul būna. Taip atrodo pagaminti masaliukai. Nu ką, dabar beliks jas išbandyti. Na ką, bičiuliai, baigiam apkaustyti gumas, pasidarėm stingeriukus. Biškį pabandžiau vienus kitus, kad jums parodyt, kaip gaminuosi. Ką, bičiuliai, šį kartą tiek ir susitiksim ant vandens, pabandysim susikauti su šamu ir įrodyti, kad šį kartą mes galim laimėti visą.